Biržų rajone Valdemaras laimėjo pirmą vietą, jeigu galime, daugiausia surinko balsų. Bet prieš rinkimus jis buvo priverstas atsakyti į klausimą, ar jis bus meru ar nebus. Ir iš tikrųjų tarėmės, ką daryti, sakyti taip ar ne. Bet jis sako, nu ką, aš vis tiek negausiu tos aukščiausio balo, jeigu surinksiu taip, gerai, pasakysiu taip. Ir laikraštyje atsirado, taip, Valkiūnas bus meru, jeigu bus išrinktas. Ir ką jūs tau manot, tas žmonių pasitikėjimas, ir jis gavo 1777 balsus, kaip šiandien atsimenu, kadangi nedidelis rajonas. Bet kada jau atėjo tas laikas, kad reikia ir tą žingsnį daryti, pritrūko mums porą balsų, pritrūko balsų iki mero, nugalėjo sena valdžia ir taip netgi turėjom trupučiuką ir tokių nemalonumų su buvusiu meru, bet tai vienu žodžiu vis tiek tapom tarybos nariais. Kitas įdomus toksai dalykas, kad Valdemaras I ir ko gero Lietuvoje, būdamas tarybos narių, įsteigė priimamąjį. Ir mes atidarėm priimamąjį, pradėjo plūsti žmonės. Priimamasis pasidarė kaip dispečeris savivaldybėje, ar kaip, nes ateina žmogus, mes kreipiamės į skyrius ir visą kitą. Ir taip Seimo priimamasis, tai atsiprašau, ne Seimo, tarybos nario priimamasis, po to tapo Seimo nario priimamuoju. Valdemaras buvo išrinktas Seimo nariu. Aš sakyčiau, kad buvo dar viena pergalė. Tai yra nepartinių judėjimas. Kadangi mes buvom pašalinti iš socdemų partijos, dėl to, kad norėjom demokratijos per daug, tai tada sukūrėm nepartinių judėjimą ir su nepartiniu judėjimu jau į tarybų rinkimuose su visuomeninių organizacijų atstovais, žinoma, mes ten trupučiuką prisidengėm kitą vėliavą, nes nebuvo įmanoma finansiškai mūsų grupiai išeiti. Ir mūsų nepartinių judėjimas iš 25 gavo 5 vietas. Tai buvo labai didelis laimėjimas mūsų rajone ir mes jau galėjom daryti kažką, kad koalicija sukurta ir taryboje turėjom labai svarbų žodį. Šiandien iš mūsų judėjimo nepartinių ir iš mūsų sąrašo yra mero pavaduotoja ir administracijos direktorius. Ir taip pat patarėjas mero. Vadinasi, kažkur tai taip jau skaitau, kad tai yra didelis laimėjimas. Valdemaras rėmė mūsų judėjimą ir pritarė jam ir pritarė koalicijai, kurią aš dabar vadovauju taryboje, kad iš tikrųjų reikia pakeisti valdžią ir mes pakeitėm. Šiandien aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Valdemaras surado kelią ir surado, aš nežinau, sakyčiau, vietą jūsų partijoje. Aš pažįstu jį kaip labai atkaklų siekiant tikslo. Kartais su juo reikia labai susibarti, tas leistina man kaip mokytojai. Ir iš tikrųjų jis dažnai sako, kad aš jį mokau, bet jis vis tiek manęs neklauso. Ir va dabar irgi, taip, jis eina į šitą gana sunkų darbą, bet aš matau, kad jis ir susidomėjęs politiką ir nori suteikti tam tikrą svorį. Ir aš linkiu, kad jisai taptų Respublikonų partijos vadu. Man ši partija labai patinka ir savo pavadinimu, ir savo tradicijomis. Ir tai, kad Amerikoje yra tik 2 partijos, linkiu, kad Lietuvoje liktų tik 2, Respublikonų ir dar nežinau kokia. Taigi, tiek, jeigu yra klausimų, aš galbūt atsakyčiau dar į klausimus.